Iškilminga Šiaulių įgulos karinių dalinių rikiuotė Radviliškyje prie senųjų rusų kapinių. Šioje vietoje prieš 90 metų vyko lemtingi mūšiai tarp jaunos nepriklausomos Lietuvos kariuomenės ir bermontininkų. Bermontininkai tai jungtinė kariuomenė, kurioje buvo carinės Rusijos kariai ir vokiečių kariai, atsisakė demobilizuotis. 19 metų vasarą bermontininkai atsibastė į Lietuvą. Jų didžioji dalis buvo dislokuota Latvijoje, bet apie 20 000 buvo dislokuota Lietuvoje. Radviliškyje bermontininkų planai buvo sužlugdyti. Minint pergalės prieš bermontininkus 90-metį atidengta atminimo lenta. Lietuvos kariuomenės dieną prisiminta ne tik istorija, daug dėmesio skirta dabarčiai. Sveiki, kariai! Sveikinu su Lietuvos kariuomenės 91 metinių proga! Šiauliuose įsikūrusioje aviacijos bazėje skraido beveik 90 karių. Tai lakūnai, borto technikai ir borto operatoriai. Visi tarnauja nuoširdžiai, nes aviacijoje kitaip ir neįmanoma. Darbas daromas nuoširdžiai ir susikaupus irgi. Kariai sako, kad šie metai išskirtiniai, nes nebėra šauktinių. Vadams lengviau, tačiau kitiems kariams darbų padaugėjo. Gausiausiai iškilmėse dalyvavo Radviliškyje dislokuoto oro gynybos bataliono kariai, kurie saugo oro erdvę virš svarbių Lietuvos objektų. 300 karių, sakysim, tačiau labai gerai paruoštų, labai gerai, sakysim, pasirengusi vykdyti užduotį. O užduotis mūsų, kaip atstovauju oro gynybos batalioną, turim pagrindinį užduotį saugoti oro erdvę virš svarbių Lietuvos Respublikos objektų. Ir tą sėkmingai vykdome. Lietuvos kariuomenės dieną tradiciškai kariai vaišino koše ir arbata. Žymiai daugiau nei tikėtasi ragavo kareiviškos košės. Virėjos sako, išvirusios 200 porcijų. Tačiau valgytojų buvo žymiai daugiau.